Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleisk ją dabar su Car Vertical. OBD11 – automobilio priežiūra tavo rankose. Labas rytas visiems, sveikiname su vasara, sveikiname su sekmadieniu, šiandien yra elektros laida. Ir vėlgi jūs galvojate, kad tie du vaikinai jau yra rodę štai tokį automobilį, tai yra Mini Countryman. Bet senesnį. Bet šiandien mes turime tokį labai ypatingą variantą, labai retą variantą, nes tai yra ne šiaip Countrymanas, kas yra kaimietis, kaimo žmogus. Countrymanas, kaimo žmogus. Bet tai nėra blogai. Kaimo žmogus nėra blogai. Ir čia yra ypatingas variantas, nes tai yra įkraunamas hibridas. Žinai, kad sakė Virgis Takėnas, kai paklausė, kada bus naujas albumas. Kantrybės. Mini Countryman. Kiekviena detalė yra su tokiu stiliuku. Turi vos 10 kWh talpos bateriją. Pauliui padariau staigmeną. Paėmiau pakėlimo komplektą. Ir mes nusprendėme, kad kadangi yra sekmadienis, kadangi orai šyla, kadangi gamta bunda, tai reikia grįžti šiek tiek į gamtą. Gerai, bičiuliai, o jeigu jūs norite, kad krizė atsitiktų jūsų piniginėje, jeigu netyčia įsirinksite kokį netokį automobilį, ką mes darome ir ką rekomenduojame, paieškas pradedam nuo Car Vertical. Tiesiog įsivedat kėbulo numerį Car Vertical sistemą ir viskas, jums visi rūpesčiai nukrenta, jūs matot ir arida sukta, ar daužimus, žodžiu, visą informaciją, kokia tik įmanoma apie automobilį. Ir svarbiausia, kad kai sužinot blogą informaciją, galbūt net neverta važiuoti automobilio žiūrėti, apsikrauti ir gaišti laiką. Ir kai perkat Car Vertical ataskaitas, neužmirškit pasinaudoti nuolaidos kodu gazas dugnas, šitaip gausit 20% nuolaidą. O dabar pereikime prie šio automobilio. Šiandien Paulius, kiek žinau, labai stipriai pasiruošęs apie jį kalbėti, tai prašau papasakokite man apie jį. Ir nežinau. Aš manau, kad tai žiūrėjau šitą automobilį ir nusprendžiau vieną dalyką, kad tai turbūt yra vienintelis pasaulyje automobilis, kuriam tinka chromas. Ir tai yra tobulų spalvų automobilis. Žinai, kas labai netobula, tai ta didžiulė R raidė ant sparno, tai atrodo tragiškai. Kiekviena detalė yra tokia su tokiu stiliuku. Pavyzdžiui, va šitą automobilį, aš pavyzdžiui, siečiau va šitą automobilį su vidurio amžiaus krize, nes tas automobilis jisai šaukia, kad tu mėgsti aktyvų laisvalaikį, kad tu esi stilingas. Nežinau, man šitas automobilis yra žiauriai stilingas. Jaunatviškas automobilis, jaunatviškas toks. Stilingas ir jaunatviškas. Ir žinai, kad sakė Virgis Takėnas, kai paklausė, kada bus naujas albumas. Country'bės? Country'bės. Tai aš dėl to ir sakau country. Countryman. Mini Countrymanas yra labai įdomus automobilis, nes tai yra mažas didelis automobilis. Nes iš vienos pusės Mini, kaip ir tikėtumėmės, kad būtų mažas automobilis. Teisingai, tu kalbi žmogau. Dabar taip, mes susidurim kartais, kaip važiuojam gatvėje ir pamatom Countrymaną ir mes sakom. Aš visą laiką sakau, aš atsimenu, kai mes filmavome šiek tiek senesnį automobilį, manis iš išorės atrodo mažas, bet jisai viduje man pasirodė erdvus. Ir jis viduris visą laiką mane va taip nukerta ir sako, eik tu, kur tau ten mažas, kur tau ten didelis, ten nėra vietos, tai mes šiandien dar kartą puikiai proga įsitikinti, ar tai didelis automobilis ar mažas. Bet kalbant apie automobilio išvaizdą, žinok, man tai yra žiauriai gerai labai nuotaiką pakelia iš karto. Nežinau, man va tokiam automobilį aš norėčiau ant stogo užsidėti, pavyzdžiui, dviračius, užsidėti kokią vaiko lentą, užsidėti irklentę. Pažiūrėsim, ar žoliapį tilptų į bagažinę, bet man tokio aktyvaus žmogaus automobilis. Taigi, mėly bičiuliai, patarimų laida tęsiasi, jeigu jūs norite atrodyti stilingas, aktyvus, jums Countryman puikiai tiks. Dviem truktelėjimais atidarau šio automobilio variklio gaubtą ir aš manau, dauguma žiūrovų žino, kad šią savybę turi BMW automobiliai ir nieko keisto, nes Mini ir BMW priklauso tam pačiam savininkui. Ir su BMW Minis turi labai daug bendro. Ir po kapotu mes turim 1,5 litro benziną, 3 cilindrų ir šis variklis turi 125 arklio galias. Šis variklis suka priekinius ratus, o gale sumontuotas elektros motoras, kuris suka galinius ratus. Ir gale stovintis elektros motoras turi 95 arklio galias ir kadangi abi jėgainės stovi atskirai, abi jos nėra tarpusavį sujungtos, tai galę galima sumuoti ir šis automobilis iš viso turi 220 arklio galių. Visai neblogi skaičiai. Kol kas viskas skamba labai neblogai, nes mane džiugina
įkraunami hibridai, kurie turi elektros motorą sumontuotą atskirai ant vienos ašies, nes jie būna ganėtinai efektyvūs savo elektros sąnaudomis, bet BMW per brūkšnelį Mini turbūt taip pasitikėjo šio įkraunamo hibrido elektros sąnaudomis, kad ant baterijos pataupė. Ir čia turim pačią silpniausią šio įkraunamo hibrido vietą, tai yra vos 2020 metų automobilis. Tai jis turi vos 10 kWh talpos bateriją. Tai teoriškai automobilis turėtų nuvažiuoti iš šios baterijos nedaug. Bet kai bus praktikoje, pamatysime neužilgo, bet prieš išvažiuojant į gatvę pasižiūrėkime dar vieną puikią šio automobilio dalį, tai yra jo saloną. Bet čia komplektacija šito nebloga, ne? Nebloga, tik tai, kad neturime elektrinių sėdynių. Šitą labai kažkaip... Aš sakau, tu pažiūrėk dabar kiekvieną detalę. Rankenėlės apvalios, čia apvalu, čia apvalu, čia apvalu. Ir tada man labai iš konteksto iškrent, žinok, va šitas svirtis. Turbūt man... tai labai bloga. Vienintelė šito salono yra blogybė, tai šita didžiulė svirtis. Man žinai dar kokia blogybė? Nepatogu duris atsidaryti su rankena. Va čia įpratęs esi laikyti ranką, tai aš norėčiau, kad va čia būtų rankenėlė, o neturėtum aukštyn kelt, va taip ranką atsidaryti. Ne, čia fantastika. Tu iš kur čia dabar štraukai tokį dalyką? Nu nepatogu, nu man jeigu nepatogu, aš atsisėdau prieš tai atsidaryti duris ir man nepatogu buvo. Tai aš galiu pasakyti savo nuomonę šiek tiek kartais. Arba turi skonį, arba neturi. Ir pavyzdžiui, nu šitas aišku, jau čia tas tipinis bruožas va šitų miniukų, tas apvalus ekranas, tas jau čia arba jums patiks, arba nepatiks. Valdymas, jeigu kada nors valdėte BMW meniu, tai čia viskas yra tas pats. Nes čia BMW meniu tik spalvom pakeistom ir gal šiek tiek įtaisyti. Bet žinok, aš labai greitai susigaudžiu, kas kaip veikia, visiškai nesudėtingai, veikia gerai. Jau ne pirmą kartą mes pastebime elektromobiliuose ir įkraunamuose hibriduose, kad automobilio gale nurodyta dokumentuose ne taip. Ir aš nežinau, ar tai yra tikslingai daroma. Bet čia yra tik elektros, yra problema šito kažkokia. Nu, bet, pavyzdžiui, šis automobilis dabar parašyta, kad turi dokumentuose 92 kW. Tai jo rašo tik vidaus degimo variklio gali. Pamiršau pridėti, kad čia yra pluginas, nes turbūt... Ne, parašyta, kad benzinas elektra. Parašykit komentarą mum arba žinutę, kodėl galvojat, kad Regitra šitaip daro. Aš tai manau, kad kol kas jie nelabai patys žino, kaip čia traktuoti, kaip čia daryti. Mes jau nekartą esame susidūrę su kitokiomis elektrinėmis priemonėmis, kur gale visiškai netitinka realybės. Net ne tai, kad ten jau absurdiškai netitinka. Prasilenkia, taip lenkėsi. Tai labai įdomi. Aš manau, kad tiesiog dar nėra išdirbta tvarka, kaip čia elgtis ir ką čia daryti tokiose situacijose. Pasimetė. Su laiku pasitaisys, bet, pavyzdžiui, vairiukas to, žinok, tos sėdynės yra tokios gražios, bet jos nelabai patogios. Jauti? Tas automobilis turi tokių pigesnių automobilių sprendimų, bet jis pigus nėra. Taigi, va čia mes pereinam prie dar vienos silpnesnės šito automobilio vietos, nes kadangi šitas automobilis labai glaudžiai susijęs su BMW, o BMW yra brangus automobiliai, tai va šitą blogą pirkėjams savybę paveldėjo ir Mini. Automobilis atrodo kokybiškas, vairas puikus, viskas gerai, bet už visą tai jums teks susimokėti, o susimokėti teks nemažai. Ir labai gaila iš tikrųjų, jeigu, žinai ką, jeigu aš taip aš žiūriu šitą automobilį ir žiūriu į save ir aš, žinok, visai mielai tokį automobilį vairuočiau. Bet tam reikia pinigų. Ir toks automobilis, bent jau šio automobilio savininkui, kainavo apie 30 000 eurų. Bet čia pernai. Pernai. Dabar aš manau, kad jis šiek tiek atpigo. Aš metais senesnė su didesnė rida skelbime radau už 20 000. O, nu tai jau čia gerokai skirtumas. Aš manau, kad jis turėtų šitas konkrečiai kainuoti apie 25. Už 25 000 eurų jūs jau galite rinktis ne tik pluginų, jau galite rinktis ir visiškai elektrinių mašinų, kurios nuvažiuoja jau pakankamai toli. Už ką jūs mokat realiai, tai už išvaizdą ir stilių. Ir sąsąją su BMW. Ja. Dar ką užmiršom paminėti, jis turi ne tik išvaizdą ir stilių, bet jis turi retą įkraunamo hibrido savybę. Jis turi 4 varančiuosius ratus. Dažniausiai būna tik didesni ir dar brangesni modeliai su 4 varančiaisiais ratais įkraunami hibridai. Tas aviacijos stilius išlaikytas. Viskas čia yra labai, labai gerai. Dabar vienas iš laidos kertinių momentų. Mes eisim sėsti automobilio gal ir man dabar yra čia tiesos akimirka. Tai visgi, tai tinkamas automobilis šeimai, tarkim, su 2 vaikais. Pirma bėda su šito automobiliu, mes sėdim turbūt 40 cm aukščiau, negu sėdė priekyje sėdintis žmonės. Bet žinok, aš telpu.
Aš tai gerai čiaučiuos visai. Aš žinok, į tave žiūrėjau sėdinti, man atrodė daug blogiau. Tik problema, kad stogas per arti, atsižvelgiant į tai, koks aukštas šitas automobilis. Bet tai kažkaip, kodėl mes taip aukštai sėdėm? Čia viskas čia yra gerai. Žinok, patogu, man tai patogu. Aš tai va taip turėčiau tada jau apsižergti sėdinį. O kodėl tu turėjai apsižergti? Nes aš noriu... Tai tu negali plaukų pasikirpti Tai plaukai man įsirėmė, galiu stogą suplėšyti. Bet pavyzdžiui, kodėl mes taip aukštai sėdim? Va čia yra didžiausia bėda. Bet patogu. Man tai ne. Žinai kodėl? Todėl, kad jeigu šita sėdynė stovėtų žemiau, tavo kojas kampu būtų. Nes dugnas aukštai. Pagal tai, kiek šitam automobilį erdvės gale, tai aš sėdžiu, žinok, neblogai ir jaučiuosi neblogai. Aš galvoju, kad čia bus daug blogiau. Du suaugę žmonės tikrai gali sėdėti. Einam pažiūrėti automobilio bagažinę. Nu tikrai, žinok. Bet sėdynės labai fainas. Sėdynės tai labai man patinka. Šiaip ta ruda oda gerai atrodo. Gerai. Ne, šiaip tai normaliai, žinok, aš galvoju, bus daug blogiau. Aš dabar pastebėjau, mano sėdynė atsilinkė. Atlošai reguliuojami ir Paulius čia kabinos prie sėdėsenos, nes jo atlošas buvo per stačiai pastatytas. Va, kas čia yra. O taip, o tai jos gal stumdomas dar, pažiūrėk. Ne. Bet atlošai reguliuojasi jau gerai, jau man tas patinka. Oi, kaip gerai. Aš žinok, Oi, iškart geriau. Net nežinau, ką čia jums pakomentuoti apie bagažinę, man atrodo, kad tokio dydžio automobilių tai bagažinė yra tikrai pakankama. Aš tikėjausi jos mažesnės. Ir net nepasakyčiau, kad baterija labai daug bagažinės tūrio suvaldo. Oi, kaip žinok, net nuotaika pakilo man labai. Ką tu ten tiek dėlioji? Pažiūrėk, kaip įdomi. Kas tu čia tokio įdomaus? O kaip šitas dabar nusilenkė. O! Na, bagažinė, tai jau nesakyk, kad čia labai didelė jau čia. Na, žinok, man pagal tai, kokio jis dydžio, aš galvoju, kad čia bus daug blogiau. Kaip gerai, kad tos sėdynės atsilenkė, jau galvojau, kad viskas. O pasirodo, tikrai ne viskas. Paulius šiam motocikliukui yra labai per aukštas, net aš esu jam per aukštas. Man labai nepatinka sėdėsena ant jo, tai šiam Pauliui padariau staigmeną. Nuvažiavau į Two Wheels Empire ir paėmiau šiam motociklui pakelimo komplektą. Pakelimo komplektas skirtas va štai sėdimai daliai ir šiek tiek aukštesnį vairą. Tad eikim darbuotis ir pasižiūrėsim, kiek sudėtinga komplektą sumontuoti. Nu, turim komplektuką, įvairių kronšteinų. Nu gerai, reikia dėti ir po truputėlį bandyti išsiaiškinti, kas čia kur dedas. Nes vyrai instrukcijų neskaito. Nėra čia ko. Gerai, pradėjom nuo šito priekinio dangtelio, po jo yra baterijos prispaudėjas, toks tiesiog įsideda paaukštinimas baterijos prispaudimui. Kitas žingsnis sudėti kronšteinų šitoj sėdimoji daly. Sėdimoji dalis pakelta, dabar reikia pakelti priekinį dangtį, tai reikia spinelį išimti ir po to galėsim pereiti prie vairo. Išimėm spinelį, įsistatom į naują remuką ir galima bus remuką dėti į vietą. Spinelė ir tuo pačiu kronšteinas vietoj. Kronšteinas pakelia šito dangtelio priekinę dalį. Galas pakilęs, galima bus pereiti prie vairo. Reikia nusimti vairą, perkelti visas rankenas ir jungiklius ir pasižiūrėsim, koks bus sėdėsenos skirtumas viskas surinkus atgal. Na va, turim seną vairą, turim naują vairą. Akivaizdžiai matosi kampų skirtumai. Palygink, kokiam aukštenas, kokiam šitas. Skaityk, toje pačioje plokštumoje. Pamatysi. Uždėjus bus visai kitas efektas. Prieš nuimdamas seną vairą pasižymėjau, kokiu kampu jisai buvo uždėtas. Tai dabar Pauliui pastačiau tokiu pat kampu, kaip buvo, nes man atrodo viskas jam buvo ok. Aišku, važiuojant dar bus matyti, nes išnešimas skiriasi, aukštis skiriasi, tai vairą visada bus galima pasukioti, bet geriau turėti kažkokį atskaitos tašką. Kadangi tingėjau žaisti ir pats gaudyti kampus, kaip man patogiau, tai tiesiog susifotkinau, kaip stovėjo visi jungikliai. Tai pastatysiu vėlgi panašiais kampais, kaip buvo. Pareguliuoti spėsim visada, jeigu netiks. Tai pagal šitą plokštumą. Nu va, turim aukštesnį vairą, aukštesnę sėdimąją dalį. Galima pasižiūrėti, kiek skiriasi sėdėsena.
Jau koją turiu pakelt. Nu va, kitas reikalas. Jau jaučiuos kaip ant motociklo. Dar dėl vairo kampo tik tai reikės pagalvoti, reikia išbandyti. Praktiškai. Ekraniukas ok, viskas ok, dabar telieka tik važiuoti. Gerai, bičiuliai, o dabar trumpam persikelkim prie mūsų projektinių Porsche. Va stovi Izidoriaus ir aš esu savo Porsche ir tai nėra naujas automobilis. Ir man skydelis pastoviai išmeta įvairių klaidelių. Tai tas negerai, tai tas negerai. Ir tada nutinka geras dalykas, nes man nereikia iš karto bėgti prašyti pagalbos pas Izidorių, nes aš turiu OBD11. Labai paprastas Lietuvoje sukurtas prietaisas, paprastas, bet neprastas, kaip sakoma, nes juo naudotis yra labai paprasta ir naudinga. Tiesiog įjungiu į OBD jungtį ir viskas, visos klaidos nuskaitytos, viskas yra labai paprastai paaiškinta ir viskas aišku netgi man. Įdedi, nutrini klaidas ir viskas. Ir jokių problemų jums nekyla. Tai yra žiauriai geras pagalbininkas kiekvienam vairuotojui. Su mūsų nuolaidos kodu OBD11 prietaisams dar gausite ir 10% nuolaidą. Ok, aš tai mėgstu profilaktiškai, va, įsidedu ir nusiskaitau klaidas ir pasižiūriu, kaip atrodo mano Porsche. Ok, o mes grįžtame į programą. Pirmi metriukai su miniuku, bet žinai, kas yra su juo? Tu jauti iš karto, kad vairuoji gerą automobilį. Jisai iš karto nuo pirmų metrų tu jauti, kad gal tada tu gali suprasti, kodėl jis ir kainuoja. Nu, nesijaučiasi ekonominės klasės automobilis. Vis tiek BMW jaučiasi tą įtaką. Pajudam tyliai. Tik tokia bėda, kad tyliai toli nenuvažiuosit. Va čia yra bėda. Ir žinai, kas kitas dalykas? Tu jauties, kai važiuotum su dideliu automobiliu. Ir važiuoji komfortiškai. Garso izoliacija gera. Va tas ir žinok ir yra, va, kaip mes gal ten kabinėjomės prie tų medžiagų, bet aš jaučiuosi, kaip važiuoju, žinok, su pakankamai brangiu automobiliu. Ir iš elektros, iš karto ir pagalba ateina. Šiek tiek spustelėm akceleratorių ir į pagalbą iš karto ateina benzinas. Toks sufranis automobilis. Sportiškas toks, ne? Jo, toksai. Žinok, aš šiek tiek tikėjausi iš jo kitokio važiavimo, o jisai toks iš karto, nu va dabar kalniukas. Na, jaučias, kad tie ratai sunkus tokie pakabai. Bet žinok... Taip. Žinai, kas sunkiai ratai krenta per neligumus ir žinai, kokį duoda. Aš va dabar radau tą žodį. Aš jaučiu, kad aš vairuoju pakankamai rimtą automobilį. Vairas yra pakankamai sunkus, kaip ir būna BMW sunkus vairai, taip ir vėlgi čia. Ir nežinau, kodėl jis man sudaro tokio rimto automobilio įspūdį. Aišku, traukos čia nereikia tikėtis didelės. Tai tu sportą įsijungi? Nereikia man sporto, aš ant sporto niekada nevažinėjau, aš važinėjau taip, kaip važinėjau. Bet jis toks... Žinok, nustebau. Aš į šitą automobilį... Labai mažai svyras, sakyčiau, ant posūkio. Toks gyvas automobiliukas. Sport displejus įsijungia. Ai, nu va. Gyvas automobiliukas. Aš galiu pasakyti vieną, jeigu automobilis atrodo toks stilingas ir gal jisai net kartais iš tų visų apdailų atrodo toksai net butaforinis, va, kaip Izidorius prisikabino, bet su juo pradedi važiuoti ir supranti, kad tai yra rimtas automobilis. Nu, žinau, kad aš esu nustebęs. Patiko man labai. Milžiniška šio automobilio baterija. Krausite maždaug 3,6 ar tai 3,7 kW greičiu iš įprastinės rozetės, nes įprastinė rozetė viena fazė tiek ir paduoda. Aš dabar galvoju, tai pasikraus bateriją per kokias 2,5 valandos. O, žiūrėk, turim save režimą, kuris pasaugo bateriją, jeigu važiuojat kur nors greitkeliu, kad atvažiavę į miestą turėtumėt baterijos. Kai čia dar man gali, čia auto ir max. Nu tai čia važiuojam tik elektra, čia važiuojam, kaip suprantu, hibridiniu režimu. O čia važiuojam seivas. Tai seivas akivaizdu, kad bus tik priekiniai varantieji ratai, hybridas jau pareguliuos, o Maxa Drive'as važiuos galu. Įdomu, ne? Miniukas varomas galu. Nu, pažiūrim, kaip iš čia važiuoja elektra. Man dabar skydelis meluoja, kad aš nuvažiuosiu 31 km. Dabar pabandysiu ramiai pavažiuoti ir pažiūrėsiu, kaip man kris kilometrai. Nu, jo elektros sąnaudas BMW puslapyje meluoja. Ir
rašo 15 kWh 100 km. Tai tu turėtum nuvažiuoti 80 vos ne kilometrų. Ne 80, gerai 60. Ir meluoja, kad nuvažiuosite iki 55 km, ar tai 60 BMW. Kas praktiškai neįmanoma. Dar kilometrą nenuvažiuoju, kilometras nukrito, o turėkit omeny, kad aš važiuoju tikrai labai ramiai. Nu tai apie pusantro kilometro nukrinta nuvažiavus kilometrą. Atsižvelgiant į tai, kad jo elektros motoras suka galinius ratus, stovi ant galinės ašies ir automobilio svoris tona 700, aš spėčiau, kad jis vis tiek iki 30 km gali nuvažiuoti su pilna baterija. Nu, bet šiandienai skaičiai tai... Tai šiem laikams skaičiai nėra stebuklingi, bet ir nėra šiaip tragedija. Jis toks, žinai, man žinot, prie pirmos kartos įkraunamų hibridų tokių, kur nuvažiuoda 20-30 km. Atsitinka ta situacija, kad... Jį reikia krauti. Jeigu norit važiuoti elektrą, tai visą laiką nuo rozetės prie rozetės. Čia jau galit nebesvajot, kad galėsit visą dieną pravažinėti elektrą kaip su naujausios kartos. Nesvajokit. O kalbant apie kuro sąnaudas, tai... Savininkas taip pat skundėsi, kad greitkeliu šis automobilis vartoja apie 12 litrų 100 km. Kodėl tiek daug? Irgi nėra labai džiuginančios sąnaudos, o mieste sakė apie 10 litrų, nes baterija išsikrauna greitai. Tai kol kas negaliu sakyti, kad jis mane labai džiugina. Aš manau, kad iš tos baterijos jie tiesiog išspaudė max viską, ką galėjo. 1,5 litro, 12 litrų ryja. Todėl, kad 3 cilindrai tik tai šiame automobilyje ir 1,7 tonos nėra toks mažas svoris. 1,7 tonos sveria Audi 4 Universalas Quattro su 3 litrų dizeliu, kuris yra didesnis automobilis ir turi didesnį variklį. Tai jis pagal savo dydį yra prie jau sunkesnių modelių. Kaip įkraunamas hibridas, jisai labai mažai ko džiugina. Šiaip kaip automobilis, tai jis yra geras. Jis yra įsijungsiu sportą. Oi. Žinai, kaip jis važiuoja, kaip sportiškas hatchbackas toks. Taip, sakau, toks azartiškas. Azartiškas automobilis toks. Vairas gal per sunkus man, labai jautrus, bet šiaip per sunkus. Važiuojant sport režimu, tai aš jam tą sunkumą atleisčiau, bet kai įsijungi kitą režimą, jis ženkliai palengvėja, bet aš vis tiek norėčiau jo dar lengvesnio. Bet jautrumas tai man jo patinka. Šiaip važiuojas labai smagiai. Čia problema yra ne jo ekonomija ir efektyvumai, čia yra problema ta, kad tiesiog baterija per mažai ir viskas. O toliau jis viską daro gerai, jis labai sportiškai, smagiai važiuoja, gyvas, greitas, dar tas garsas visai neblogas jo variklio. Tarsi viską man jis puikiai daro. Ne per kietas, bet sportiškas, smagus toks, smagu ir vis tiek turi jis tą. Žinai, kas yra? Mes visada ieškom, kad automobilis turėtų tokį charakterį, išskirtinumą, o charakterį tai jisai turi. Ok, šito automobilių nėra daug ir jisai nuo to tampa dar išskirtinesnis. Tai jeigu žmogus ieško išskirtinumo ir nori įsiskirti iš to srauto, tai aš tai manau, tai yra puikus automobilis, norintiems tai padaryti. Tikrai taip. O jeigu jūs norite ar nenorite įsiskirti iš srauto, čia jau jūsų reikalas, bet jeigu norite važiuoti su automobiliu... Sraute ir svarbiausia važiuoti sraute ir nesukti galvos, ar tas automobilis davažiuos, ar ten reiks remontuoti, ar draudimas atpigs, ar pabrangs, tai automobilį gali tiesiog išsinuomoti iš Mobire. Ir už mėnesinę įmoką už automobilį gali būti skaičiuotos padangos, tech aptarnavimai, draudimas ir nereikės su galvos ten. Pabrangs draudimas, nepabrangs, pabrangs padangos, nepabrangs. Automobilis nuvertės 20%. Jo, nuvertės, nesvarbu, nes įmoka fiksuota, mokat ir nesukat galvos. Tai jeigu svarstat automobilį įsigyti leasingų su likutinė vertė, tai palyginkit variantus, gal protingiau yra tiesiog jį išsinuomoti iš Mobire. Taigi, Mobire LT ir galbūt rasite savo geriausią pasiūlymą. Gerai, o mes einame prie Countrymano. Nuostabiai atrodantis automobilis, aš jam tikrai nepagailėsiu 10. Aš duosiu 9, nes tas E raidės ant sparnų tai man kažkokia tragedija. Kartais tu į tokius dalykus... Tokios masyvios, tas dangtelis krovimo, tai yra, o Jėzau, kaip blogai, net žinai, kas norėčiau net 2 balus numušti. Bet tai supranti, kad čia yra rimtas pluginas, todėl rimtas ir dangtelis. Labai rimtas. Salonas išgelbėjo, kaip aš pamačiau, va kaip gerai automobilį apžiūrėti nuodugniai, kaip mes tą ir darome su kolega va šito. Apžiūrėjom ir pamačiau sėdynės ir man tai pakėlė nuotaiką savaitį laiko. Nes vietos gale, ko aš labiausiai, mes diskutavom dėl šito automobilio, gal nėra tenai kažkoks kosmosas, bet jos yra pakankamai. Pakankamai, aš žinok, už saloną jam duosiu, galvoju, 8 duot, bet už stilių, duosiu 9. Aš irgi sutinku 9. Dabar važiuoja man jis puikiai.
Bet... Žinai, kas man jas patinka, jis turi charakterį šitas automobilis. Va, gerai pasakėjai. Jį vairuoji, jau tik, kad vairuoji šiek tiek kitokį automobilį ir vien už tai aš jam duosiu 9, tai per daug nesiplėsdamas. Ne, bet žinok, ne, broli. Bet mes, kadangi šiandien kalbam apie elektrą, o kaip jisai plaginas... Aš čia gal prie kainos šitą dalyką pasakysiu. Tu prieš šitą, ne? Bet gerai, tada prie kainos pakalbėsim, bet važiuoja, aš labai nustebau, jisai važiuoja kaip priimtas automobilis. Ir kitaip, kas svarbiausia. Va, labai retai už tą mes randame naujuose automobiliuose. Ar jo tas kažkoks svoris tai jaučiasi ir tai net yra smagu. Kiek davėjai? 9. Gerai, sutinku, 9, ką aš irgi duodu. Už kainą aš jam dabar duosiu 6 vien dėl to, kad jam baterija yra tiesiog per maža. Ir tada aš sutinku su šitu dalyku, su vertinimu 6 ir man apskritai kyla klausimas, tada kam tas pluginas reikalingas. Ar aš tada jau geriau pasirinkti paprastą benziną, sutaupyti pinigų, bet tada... Taip, yra galimybė persidengti PVM įmonėms, jeigu... Čia vienintelis privalumas šio automobilio. Ja, o daugiau per maža baterija. Nedžiuginsis jūs nuvažiuojamo atstumu elektrą. Nebus jis jums praktiškas, jeigu norėsite elektrą pavažiuoti. Ne, kaip pluginas jisai yra pakankamai silpnas. Taigi, 6 už kainą ir dabar pereinam prie jūsų vertinimo. Jūsų vertinimai yra patys svarbiausia ir jūs mūsų Instagrame kiekvieną savaitę balsuojat, paspauskit follow, pasiekit mūsų Instagrame ir kiekvieną savaitę atiduokit balsus už mūsų rodomus automobilius. Nes tai mums yra beprotiškai svarbu. Beprotiškai. Be proto svarbu. Mes skaičiuojam. Štai pamėsiu protą, kaip man svarbu. Jo, jis jau beveik buvo pametęs vaisai. Tai šią savaitę suskaičiavom, kad jūs šiam gražiam miniukui atidavėt štai tokį vertinimą. Apie Gedą aš norėjau sakyti, kad jis yra didis žmogus, tai jis yra didelis žmogus. Bet aš dabar pasakysiu tikrą faktą, jau čia yra pagrįsta, kad Gediminas turėjo Mini. O ne? Jo, Miniuką mažiuką, ne Countrymaną, bet turėjo... Pardavė, nes netilpo turbūt. Netilpo. Jisai, kiek žinau, Gedas savo ego vežiodavosi priekabui. Dar faktas yra toksai, bet nežinau, ar patikrintas ar ne. Senoviai krepšininkai, garsus Lietuvos krepšininkai turėjo Audi 100, bet jie buvo tokie aukšti, kad įsėmė priekinę sėdynę ir varavo nuo galinės. Ir galutinis įvertinimas šiam Mini Countryman pluginui yra štai čia. O ką, mums belieka padėkoti visiems, kurie mus stebėjo šį pusvalandį. Nepamirškit mūsų stebėti bet kada visur. Ačiū. Visose socialiniuose tinkluose, Instagrame, Facebook'e, TikTok'e ir YouTube'e. Ir per televiziją mes pasimatysime kitą savaitę, 10:30, nes mesgi žinom, ką jūs veikiat savaitgaliais, žiūrit abu gazus, tiek šeštadienį, tiek sekmadienį 10:30 per TV6, o visų kitų metų mūsų rasite socialiniuose tinkluose ir svarbiausia YouTube'e, kur kartais įkeliam video, kurie į televiziją nepatenka. Ne kartais, o reguliariai. Reguliariai netgi. Gerai, viskas, ačiū bičiuliai ir susitiksim netrukus. Iki. Iki. Kiekviena transporto priemonė slepia savo istoriją. Atskleiskite dabar su Car Vertical. OBD11 automobilio priežiūra tavo rankose.